Labas rytas, bičiuliai. Na ką, už lango gražus pavasaris, dar ankstyvas rytas, bet kaip sak, mes jau prie darbų, rubrikoje Riškim kartu. Noriu parodyti, kaip surišti kabliuką su pavadėliu. Visų pirma, ką norėčiau pasakyti, tai štai, kiekvienas puikiausiai galit pasidaryti patys. Tai aš kaip vadinu, yra pavadėlių liniuotė. Šita liniuotė yra iki 30 cm, ją naudosiu ir Method Feeder pavadėlių rišimui ir trumpiem pavadėliam žvejojant plūdinę meškerę. Ir turiu štai pasidaręs tokio ilgio, ilga, su ja galima surišti metro ilgio pavadėlį. O kadangi pirmos žvejybos kaip visada yra upiai, tai pavadėlio ilgis, kaip žinot, yra metras. Taigi, ko mums reikės pavadėlių rišimui? Žinoma, kabliuko. Kaip pavyzdžiui, naudosiu didesnius Owner, kad būtų geriau matyti, valo, rišeklio ir žirklučių. Taigi, pradedam. Imame valą. Rodysiu taip, kaip aš rišuos. Yra daug būdų, bet parodysiu taip, kaip aš rišu savo pats. Ir tikrai nėra pavedęs, pavadėlis puikiai veikia. Imame valą. Kabliukas yra su akute. Kišame valą per akutę. Štai taip. Kitą valo galą kišame atgal taipogi per akutę. Štai taip. Turėtų matytis. Apverčiame kabliuką, kad jis stovėtų stačiai taip. Šitą kilputę, patį kabliuką kišame per kilputės vidurį ir sukame valą aplink kabliuką 5 kartus. 3, 4, 5. Kilputę paimam į 2 pirštus, nuleidžiam į apačią, apverčiam kabliuką štai taip ir laikydami už šitų galų po truputį traukiam. Su storesniu valu biškį yra sudėtingiau padaryti. Pareguliuojam, kad jūsų valas nebūtų ant paties kabliuko. Štai taip. Turėtų matytis. Ir po truputį užtraukiam. Žinoma, prieš užtraukiant visada padrėkinkit mazgą. Ir gražiai užtempiam. Štai taip. Nereikalinga valo atkarpą, žinoma, nukerpam. Štai taip. Turime surištą kabliuką. Sekantis dalykas, tai yra pavadėlio ilgio matavimas. Imame, kaip aš vadinu, šią pasigamintą paties liniuotę. Jeigu matosi, yra prie galo surašyta centimetrai, kokio ilgio norit surišti pavadėlį. Taigi, kabliuką kabiname, šiuo atveju bus 30 cm, kabiname prie 30, valą traukiame iki pat galo, užlenkiam ir dailiai nuimam. Gaunas štai tokia kilputė. Imame rišeklį, kaip rodžiau praeituose video, darome kilpą. Taip pat būtinai padrėkiname
ir dailiai nuleidę užtraukiam. Stipriai, stipriai. Paimam nereikalingą valo atkarpą, nukerpam. Štai turime 30 cm surištą pavadėlį. Galiu pademonstruoti, kad jis yra tikrai 30. Lygiai taip pat užkabiname už atžymos 30. Ir štai, kaip matot, turime puikiai, gražiai surištą pavadėlį. Su šia liniuote jūs galite puikiai susirišti visus pavadėlius vienodo ilgio, be jokių problemų. Taigi, sekantis dalykas, dar ką norėjau parodyti, tai yra šį rytą ruošiuosi pavadėlius žvejybai upėje. Jau esu pradėjęs darytis, tai norėjau parodyti, kaip puikiai ir gražiai susiviniuoti patį pavadėlį ant pavadėlinės. Esu pasiruošęs jau ilgą metro storio ilgio pavadėlį. Valo storis čia bus 0,11,5. Taigi imame už surišto kabliuko ant šito pavadėlio. Esu prie galo surišęs, matot, kaip žinoma, kilputę, kuri kabinasi prie valo. Imame kabliuką, kabiname už kilputės, štai taip, ir dailiai, štai pritraukiu iš arčiau, į šoną kabiname kabliuką. Įkabinę kabliuką, pavadėlį dailiai ir gražiai suviniojame ant vadinamosios špulelės. Baigus surišti visus pavadėlius, imame tokią adatėlę su bumbuliuku, kišame per paskutinę kilputę ir dailiai įstatome į špulę. Štai. Esu jau pasiruošęs tikrai ne vieną. Štai kaip gražiai, tvarkingai stovės jūsų pavadėliai. Tikriausiai nei vienas nenorit žūklėje rišt pavadėlį, o norite žvejoti. Taigi tikriausiai pagelbėjau šiuo klausimu. Dar vienas niuansas, tai labai patogu. Nusipirkit štai tokių, užsiklijuoji, užsirašai pavadėlio storį, kabliuko dydį, pavadėlio ilgį ir viskas. Jūs visiškai esat pasiruošę žūklei, belieka tik mėgautis šiuo malonumu. Tai ką, iki susitikimo kitais video. Iki.